Taip, tai sveiki visi. Manau, kad galėsim po truputėlį pradėti. Tai labai džiaugiuosi matydama jūsų tiek daug susirinkusių į mūsų šį webinarą. Webinarą apie jaunimo tarptautinės galimybės. Tai tikrai labai smagu, kad tiek yra besidominčių, norinčių sužinoti ir norinčių dalyvauti šiuose galimybėse. Tai viską mes ir papasakosime. Tai kaipgi tas webinaras iš tikrųjų atrodys. Tai webinare mes dabar kalbėsime apie tarptautinės galimybės, tuoj pristatysiu, apie ką mes tiksliai kalbėsime ir po to, kai šiek tiek aš papasakosiu būtent apie tas galimybės, kokios jos yra, kuo jos skiriasi ir kaip įsirinkti realiai tinkamą savo galimybę. Tada mes turėsime tikrus pasakojimus iš mūsų savanorių, kurios dalyvavo šiuose galimybėse ir gali papasakoti, kaip sakoma, tikrų kailių, ką patyrė ir savo patirtis, savo nuomonės ir pasidalinti šiek tiek galbūt nuotraukomis, pasakojimais ir panašiai. Na ir tada turėsime tokią klausimų sesiją, kur jūs galėsit paklausti klausimų ar tai manęs, ar tų savanorių, kad jos galėtų sakyti apie savo patirtis, arba tiesiog taip pat aš turėsiu porą klausimų ir būtent mūsų savanoriams, kurios jau šiek tiek prasiplės apie būtent savo patirtis. Tai apie ką mes šiandien kalbėsime, kas yra tos galimybės. Tai kalbėsime pagrindę apie 3 tarptautinės galimybės. Tai visų pirma, tai jaunimo mainai, tada kalbėsime apie mokymo kursus, na ir kalbėsime apie tarptautinę savanorystę su Europos solidarumo korpusu. Tai iš karto papasakosiu, kuo jie vis dėlto skiriasi, kam jie yra tinkami ir kaip atrodo šios galimybės. Tai visų pirma, pradėkime nuo jaunimo mainų. Tai jaunimo mainai yra trumpalaikiai tarptautiniai projektai, kurie yra finansuojami ES ir kuriuose jaunimas iš skirtingų šalių susitinka į vieną vietą, ar tai būtų Lenkija, ar tai būtų Lietuva, ar Ispanija, ar panašiai, kad ir kur jau tas projektas vyksta, jie susitinka visi vieną vietą, na ir jie tenais projekto vietoje gyvena kartu ir mokosi per neformalų ugdymą. Tai ši programa, šie projektai, jie yra skirti jaunimui tarp 13 ir 30 metų. Tai tikrai toks tarpas yra. Jaunimo mainuose taip pat yra lyderiai komandos, kuriems yra 18+. Tai jau kažkokių lubų amžiaus nėra, tai galima tikrai važiuoti ir jeigu tau yra daugiau negu 18 metų. Na ir dažniausiai tos programos vis dėlto būna nuo 18 metų, bet tikrai yra ir tų programų, kurios yra nuo 16, 14, 13, tai tikrai galima jų rasti. Tiesiog jeigu jau pamato tokį projektą, tai tada kviečiu labai registruotis iš karto, nes kadangi jie nėra patys dažniausi, tai juose vietos tikrai greitai yra išgraibstamas, nes visi nori išvažiuoti ir sudalyvauti. Bet toks amžius yra šiems jaunimo mainams. Tai kasgi yra? Važiuoti jaunimo mainus gali tikrai kiekvienas, nereikia jokios tam tikros patirties, kažkokios labai specifinės ar specifinio išsilavinimo. Šie projektai yra skirti visiems, jie yra atviri visiems, ypač tiems, kurie nori kažko išmokti naujo, sužinoti naujų dalykų apie tam tikras temas, tai tikrai drąsiai nereikia būti susijusius, sakykime, tą temą, kuria vyksta projektas, tikrai gali atvažiuoti, dalyvauti ir, žodžiu, būti, nes šie projektai yra atviri visiems, kaip ir jau minėjau. Tai projektai dažniausiai trunka iki 2 savaičių, tai čia maks dažniausiai būna apie 70 dienų, čia jau su atvažiavimu ir išvažiavimu. Vėlgi, kiekvienas projektas yra skirtingas, reikėtų žiūrėti labai kiekvieną į jų atskirai.
nes jie gali būti ir trumpesni, ir ilgesni, bet dažniausiai būna vat, apie savaitę. Kelionės išlaidomis rūpintis ar šiaip pinigėliais kažkokiais per daug nereikia, kadangi kelionės išlaidos yra kompensuojamos pagal Erasmus taisyklės iki tam tikros sumos po projekto. Tai reiškia, kad jūs prieš išvažiuojant į projektą turit nusipirkti bilietukus į tą šalį, kurioje vyksta projektas, o tie projektai gali vykti visur Europoje. Tai, sakykime, projektas vyksta Vokietijoje, jums reikia nusipirkti ar ten traukinio bilietus, autobuso bilietus, ar lėktuvo bilietus, kaip jau čia jūs norėsit keliauti, taip ir galėsit keliauti. Ir tada, kai jau pabūnat, atbūnat tame projekte, tai jums po sugrįžimo į projektą, iš projekto, po sugrįžimo jums tos pinigėlius viską grąžina ir kompensuoja iki tam tikros sumos. Čia yra tiesiog toks susitikrinimas, kad jūs atvažiavę niekur nepabėgsit ir dalyvausit veiklose ir būsit kartu ir džiaugsitės projektu. Taip pat apgyvendinimu ir maitinimu taip pat nereikia rūpintis visiškai, kadangi viskas yra suteikiama projekto metu. Norint šiek tiek pakeliauti prieš ar po projektą, tokia galimybė irgi taip pat yra galima. Tai dažniausiai būna 1-2 dienos, už kurias jau nakvynės maitinimą taip pat jums, čia jau reikėtų jums susimokėti patiems, tačiau skrydžiai vis dar įskaičiuojami, jeigu susitarime su organizatoriais. Tai žodžiu, galima ir sudalyvauti projekte ir pamatyti šiek tiek dar tą šalį ar tą miestą, kur jau tas projektas vyksta. Tai kasgi vyksta tose projektuose ir kokios tos temos gali būti. Tai projektų metu kartu su kitais dalyviais iš tų kitų šalių, kurių gali būti tikrai įvairių, dažniausiai būna apie, sakykime, 4 skirtingas komandas, 5. Tai su kitais dalyviais jūs mokysitės apie tam tikrą temą per žaidimus, įvairiausias dirbtuves, diskusijas ir kūrybinės veiklas. Tai ką jūs mokysite, kokios tos temos yra? Temos jų tikrai yra daug ir įvairių, tikrai surasit kiekvienas, kas jūs domina ir kas jums patinka. Tai tie projektai gali būti susijęs su tvarumu, psichinė sveikata ir panašiai, gali būti ir konkretesnių temų, kaip pavyzdžiui dirbtinis intelektas, teatras, muzika, menas ir taip toliau. Tad tikrai atrasit savo tinkamą ir įdomią temą ir galit nesijaudinti, nes čia nėra mokykla ar universitetas, todėl paskaitose sėdėti nereikės ir egzaminų gale nebus. Laiką tikrai leisit smagiai, tuo pačiu išmoksit naujų dalykų apie tam tikras temas, kuriuos tikrai galite panaudoti savo kasdienybėje ir, žodžiu, taip puikiai praleisit laiką ir tikrai projektas patiks ir susirasit daug naujų draugų. Tai būtų tiek apie tos, taip trumpai, apie tos jaunimo mainus, tokios smagios galimybės. Priereikime prie mokymo kursų. Tai kas tie mokymai kursai yra? Tai mokymo kursai tai tarptautiniai mokymai, kurie yra finansuojami ES ir jie yra skirti jau žmonėms dirbantiems su jaunimu arba norintiems stiprinti savo kompetencijas per neformalų ugdymą. Tie projektai yra taip pat skirti ir aktyviam jaunimui, kuris dar neturi galbūt daug patirties dirbant su jaunimu, bet nori gauti įgyti tos patirties ir tiesiog išmokti daugiau ir tiesiog svarbu yra būti aktyviam. Tai mokymo kursai atrodo tikrai labai panašiai kaip jaunimo mainai, tačiau turi porą skirtumų. Tie projektai jau prasideda nuo 18 metų, tai reiškia, kad jau tų mokymo kursų, kurie būtų skirti jaunimui iki 18, jų nelabai yra, arba yra važiuojant kartu su jaunimo darbuotojais, mokytojais ir panašiai, bet jie labai reti. Tai žodžiu, šie projektai yra nuo 18 metų skirti. Trukmė yra panaši į jaunimo mainus, ką kalbėjau ir prieš tai. Svarbu vėlgi žiūrėti kiekvieną projektą, nes jie yra skirtingi ir tos veiklos yra
laikas yra skirtingas, dažniausiai vyksta irgi iki 2 savaičių, dažniausiai apie 5-7 dienas mokymai. Veiklos yra taip pat panašios, tačiau šiek tiek intensyvesnės, bet tai vis tiek jos yra mokomės per interaktyvias dirbtuves, grupinį darbą, užduotis, dalindamisi patirtim ir reflektuodami, kadangi tai vis tiek yra neformalus švietimas. Tai tos veiklos taip pat trunka šiek tiek ilgiau negu jaunimo mainuose, dažniausiai jos gali būti daugiau sesijų ir į tas temas, kurių taip pat, kaip ir prieš tai jaunimo mainuose, yra labai daug įvairių ir skirtingų, į tas temas jau čia labiau gilinamasi ir nėra liečiamas tik tai paviršius, sakykime. Na ir kelionės išlaidos taip pat yra kompensuojamos taip pat kaip ir jaunimo mainuose. Prieš projektą jūs nusipirkat bilietukus ir tada jums sugrįžus į savo šalį, į Lietuvą, jums yra kompensuojamos tos išlaidos, apgyvendinimas ir maitinimas projekto metu suteikiami ir taip pat yra galimybė porą dienų pakeliauti prieš ar po projekto. Tai kaip į tas galimybės dabar užsiregistruoti ir kaip čia nais išvažiuoti, nes viskas tikiu, kad skamba tikrai smagiai, nemokama, smagu, išvažiuoji, susipažįsti su daug žmonių, grįžti su ne tik puikiais prisiminimais, bet ir su naujomis žiniomis, kurias gali panaudoti savo kasdienybėje. Tai kaip viskas atrodo? Tai visa registracija yra ganėtinai paprasta, jums tiesiog reikia nueiti į mūsų puslapį, kas yra tavoeuropa.eu ir tenais nuėję jūs rasite tokią skiltį kaip projektai. Na ir čia matote, pirmas yra jaunimo mainai, o antras yra mokymo kursai. Jūs galit pasižiūrėti abu, nereikia nuspręsti, kad tik vieną ar kitą norit. Galit užeiti, pasižvalgyti, pasiskaityti, prie kiekvieno projekto yra daugiau informacijos. Taip pat visos datos, viskas surašyta. Tai jau kai įsirenka tą savo svajonių projektą, ar tai būtų jaunimo mainai, ar tai būtų mokymo kursai, jūs paspaudžiate ant to projekto, jūs ten galite dar daugiau pasiskaityti, na ir tada reikia tiesiog užpildyti registracijos formą. Ta registracijos forma, jos bijoti taip pat nereikėtų, kadangi ten yra tiesiog pagrindinė informacija apie jūs, tai jūsų vardas, pavardė, gimimo data ir panašiai, kur gyvenat. Ir taip pat jums reikėtų užpildyti trumpą motivaciją, kodėl jūs norite dalyvauti šiam projekte ir kokia jūsų yra patirtis su projektuose ar dirbant su jaunimu ir panašiai. Tai tiesiog šiek tiek pasipasakojate, kad mes galėtume pasižiūrėti ir sudaryti gerą komandą projektui. Į projektus važiuoja tikrai dažniausiai ne vienas, ar tai būna jaunimo mainuose apie 4-5 žmonės iš komandos, iš Lietuvos, o į mokymo kursus 2-3 ir panašiai. Tai žodžiu, tiesiog, kad norint sudaryti gerą komandą, mums reikia sužinoti daugiau apie jūs ir tada mes jau atrenkam komandą. Kai užsiregistruoja, tai tikrai nereikės labai ilgai laukti, dažniausiai mes atsakom ir parašom, ar patekot ar nepatekot į projektą, stengiamės per savaitę 2. Na ir tada jau jūs žinote, ar patekot ar nepatekot ir jau reikia tada planuotis kitus žingsnelius link projekto ir dalyvavimo projekte. Kita galimybė yra tarptautinė savanorystė su Europos solidarumo korpusu. Tai daug neįsiplėsim, nes iš tikrųjų turim webinarus apie tik apie tarptautinę savanorystę, tai tikrai tikiu, kad greitų metų dar ir suorganizuosim, bet taip šiek tiek apžvelgiant, tai tarptautinė savanorystė, kas jinai yra. Tai yra irgi ES finansuojama programa, kuri suteikia galimybę jaunimui savanoriauti užsienyje.
prisidedant prie įvairių socialinių, kultūrinių, aplinkosauginių ar jaunimo iniciatyvų. Na ir ši programa yra skirta nuo 18 iki 30 metų žmonėms. Patirties ar specialaus išsilavinimo taip pat nereikia važiuojant savanoriauti. Galbūt kai kur gali prašyti, jeigu yra kažkas labai specifinio ar kažkas ten, kur jau tikrai kažko reikia, bet įprastu atveju tikrai nereikia jokios patirties ar išsilavinimo, tai tikrai gali drąsiai aplikuoti. Šios savanorystės gali trukti labai įvairų tokį didelį tarpą laiko, tai galit pasirinkti arba trumpalaikę savanorystę, arba ilgalaikę. Trumpalaikė yra nuo 2 savaičių iki 2 mėnesių gali trukti, o ilgalaikė jau nuo 2 mėnesių iki metų. Tai jau galit pasirinkti, ar turite noro atlikinėti, turėti gap year ir, sakykime, metam išvažiuoti, ar norit tik tai prisidėti prie kažko gražaus porai savaičių ir taip pat galit be problemų išvažiuoti ir surasti programą, kuri yra tinkama jums. Tai taip pat, kaip ir prieš tai galimybėse, važiuojant savanoriauti, jums yra nuperkamas skrydis, nesvarbu, ar tai yra Lenkija, ar tai yra Portugalija. Kartais ši programa gali vykti net ir Europos užjūrio regionuose. Tai pavyzdžiui, turėjom savanorystės programą Aruboj, kas yra Karibų salos, tai net ir iki ten yra nuperkami jums bilietukai, bei nereikia daryti jokių grąžinimų ir panašiai. Nuperka bilietukus, jums suteikia apgyvendinimą ir taip pat jums yra skiriami dienpinigiai. Su apgyvendinimu, jeigu jūs savanoriaujat trumpalaikėje savanorystėje, kur yra 2 savaitės, gali tekti pagyventi tam pačiam kambarį su pora žmonių, kitų savanorių, bet turbūt 2 savaitėm nieko labai baisaus, bet irgi viskas priklauso nuo pačios programos, viskas visada yra parašyta, galima pasiskaityti. Na, o jeigu savanoriaujate ilgiau, tai jau dažnu atveju gali reikėti tiesiog dalintis butu ir turėsit savo atskirą butą visi savanoriai. Tai turėsit savo atskirą kambarį. Na ir dienpinigiai, jie vis dėlto tai nėra atlyginimas, tai yra tiesiog pagalba jums šiek tiek su gyvenimu ir maistu ir visa kita. Bet vėlgi, kas yra skiriama, yra labai daug, su kiekviena programa yra skirtingi dalykai parašyti, bet svarbiausia, šitie dalykai tikrai visada bus skiriami. Bet kartais gali būti ir šiek tiek daugiau priedų visokių. Tai va, tai taip pat tie projektai, jų yra įvairių, galima tikrai surasti skirtingų temų. Jūs galite dirbti su vaikais, galite savanoriauti jaunimo centruose, galite savanoriauti su socialiniais tinklais, marketingu, arba galite tiesiog galbūt net padėti pasirūpinti kažkokiu pastatu, kažkokiu lauko teatru, ar tiesiog prisidėti taip, kur yra, sakykime, daugiau fizinis darbas kažkoks. Tai tų programų yra tikrai daug ir įvairių ir galima tikrai atrasti tą, kuri jums patiktų ir tą, kuri jūs iš tikrųjų domintų, nes jų tikrai yra daug. Tai mūsų partnerių pasiūlymus galite savanorystėje rasti mūsų puslapį Tavo Europa EU ir tenais yra tarptautinė savanorystė, ten galite atrasti mūsų partnerių pasiūlymus. Norint pamatyti daugiau, yra toksai puslapis pavadinimu Europos jaunimo portalas ir tenais galite surasti visas absoliučiai galimybės. Tai taip papasakojus šiek tiek, čia buvo tos 3 mūsų galimybės, apie kurias mes norėjom šiandien papasakot. Galbūt atsirastų iškart kažkokių klausimėlių. Galite rašyti, atsakysim viską, įgarsinsim. Tai jeigu yra kokių klausimukų. Jeigu nėra klausimukų ar atsiras, tai drąsiai rašykit ar kelkit rankas, kalbėkit ir panašiai. Matau, klausimas, ar būtina surinkti 6 žmonių komandą, tai ne, 6 žmonių komandos nebūtina surinkti, ties kiekvienu projektu yra skirtinga komanda. Jums rūpintis komanda nereikia,
kas važiuos iš Lietuvos, sakykime, jaunimo mainus ar mokymus, pasirūpinsim mes, jūs tiesiog aplikuokit ir tada mes jau arba paimam arba ne. Bet jums rūpinti komandą tikrai nereikia. Jūs tiesiog busit pridėti į grupę, kur jūs jau matysit savo komandą, su kuria važiuosit į mainus. Taip pat, jeigu rūpi, galima taip pat važiuoti ir su draugais, bet tiesiog reikėtų, kad abudu būtų užsiregistravę ir pasirašytų, kad aš noriu važiuoti su tuo ar tuo, kad mums šiek tiek lengviau būtų atrinkti tą komandą. Taip, toliau. Įrašas po pristatymo, jisai bus įkeltas pas mus YouTube kanale, tai mes pasidalinsim ir galėsit dar kartelį pasižiūrėti. Jeigu vaikas iki 18 nori mainus, ar reikia tėvų dar kažkokio leidimo, taip, tėvų leidimo reikia, jeigu vaikas yra iki 18 ir nori važiuoti į jaunimo mainus. Koks šansas yra į projektą ar mokymus važiuoti su kitu draugu, tai šansas yra, nežinau, iš tikrųjų priklauso nuo projekto, koks yra susidomėjimas, kiek žmonių aplikuoja, tačiau jeigu pasirašot, kad norit kartu važiuoti, abudu užsiregistravę, tada šansas tikrai yra didesnis, nes mes į tai galim atsižvelgti ir tada pagal tai jau atrinkinėti komandą. Taip, ar yra nustatytas limitas, kiek kartų gali teikti aplikacijas ir kiek kartų tave gali priimti? Tikrai nėra limito, aplikuokit visur, kur tik norit ir kas jūs domina ir važiuokit į visus projektus, kuriuos jūs tik norit. Svarbu paminėti, jog mes turim metinį 75 eurų mokestį, su kuriuo jūs galit visus metus važinėti į projektus, tikrai kiek norit ir tikrai jeigu jūs atitinkat projektus ir turit gerą motivaciją, tai tikrai mes paimsim jūs tikrai ne vieną projektą. Tai tiesiog drąsiai aplikuokit ir važiuokit. Taip. Kokia kalba viskas vyksta? Visi projektai vyksta anglų kalba. Tai reikėtų turėti bent jau šiek tiek supratimą, kad būtų smagiau, kadangi atvažiuoja žmonės iš įvairių šalių ir, vienintelė kalba, su kuria galima turbūt susikalbėti, ar dažniausia kalba, kuria galima susikalbėti, yra anglų kalba. Tai visos veiklos vyksta anglų kalba ir visas bendravimas vyksta anglų kalba. Iki kiek metų amžiaus gali važiuoti iki mainus, tai kaip ir minėjau, amžiaus tokio limito, sakykime, per didelio nėra. Šiaip iki 30, tačiau jeigu nori būti komandos lyderis, tada jau amžiaus limito nebėra ir galima važiuoti nors ir 55 ar 105 metų, jeigu tik nori. Ar mokytojai gali važiuoti? Taip, mokytojai labai skatinami važiuoti. Mokymo kursai yra puikiai tinkami mokytojams ir labai norim, kad mokytojai važiuotų, kadangi daugybei mokymo kursų taip pat yra kalbama apie temas, kurios yra susijusios su jaunimu. Tai reiškia, kad kaip, sakykime, bendrauti su jaunimu, jautriu jaunimu ir panašiai, tai labai skatinam mokytojus važiuoti į mokymo kursus ir labai laukiam visų. Ar visos išlaidos padengiamos? Tai išlaidos yra padengiamos iki tam tikros sumos. Jeigu, pavyzdžiui, važiuojate į Lenkiją arba važiuojate į Ispaniją, tai yra jau skirtingos sumos, kurios yra padengiamos. Tai gali būti, pavyzdžiui, sakykime, projekte padengiamos išlaidos iki 309 eurų. Tai reiškia, kad jūs turit sutilpti tuos 309 eurus, jūs galite išleisti daugiau, tačiau jeigu išleidžiat daugiau, tų papildomų pinigėlių jums nebegrąžina, bet žinokit, tikrai yra pakankamai lengva sutilpti į biudžetus, nereikia pirmą klasę skristi ir tada viskas tikrai telpa ir viskas yra paprasta. Tikrai galima lengvai sutilpti, tai tas būtų padengiama. Taip, perskaičiau kaip ir visus kol kas klausimus. Ar jeigu dar yra, tai kviečiu rašyti, kol esu atsidarius čionais čato dabar tą funkciją, arba jeigu norit, galit ir garsiai pasakyti.
Ar įmanoma, kad negrąžins iš vis pinigų? Pinigėlių negrąžins, jeigu tu nuvažiuoji į projektą ir nedalyvauji veiklose. Jeigu nedalyvauji veiklose ir tiesiog kažkur vaikštai, kažkur esi dingęs, niekam nepasakęs, tai tada pinigėlių negrąžins, bet jeigu tu atvažiuoji į projektą ir dalyvauji veiklose, jeigu, sakykim, tau ten reikia kažkoks, nežinau, darbo pokalbis ar kažkas svarbaus, tai tikrai galima praleisti vieną ar kitą tas veiklas, bet reikia pasikalbėti su organizatoriais. Bet jo, negrąžina tik, jeigu pabėgat iš projekto. Tai jeigu atvažiuojate į projektą, tai jau būkit ir tada tikrai viską grąžins. Kur galima rasti visus projektus, tai kaip minėjau, visi mūsų projektai, jaunimo mainai ir mokymo kursai ir dalis tarptautinių savanorysčių yra tavoeuropa.eu pas mus svetainėje. Taip, aplikacijoje projektui ar lietuvių ar anglų kalba rašyti. Tai iš tikrųjų geriausia turbūt anglų kalba. Nėra labai didelio skirtumo, bet rašykit anglų kalba, nes mes galim tada lengviau pasikalbėti su projektų organizatoriais, jei jiems reikia kažkokios informacijos iš jūsų motyvacijos. Ar dar yra... Ar vasara būtų savanorystės projektai? Taip, vasara savanorystės projektų yra. Sekit mūsų puslapį, sekit mūsų socialinius tinklus, mes juos pastoviai atnaujinam, tiek savanorystę, tiek jaunimo mainus, mokymo kursus visada atnaujinam, bet šios galimybės vis vyksta ištisus metus. Tai tikrai atrasit laiko. Taip. Dar galit klausti, kol neperėjom prie kito. Visada galit klausti, bet jeigu dar kažką turi dabar, ką norėtumėt sužinoti, tai rašykit. Dar palauksiu minutėlę. Taip, jeigu daugiau klausimų nėra, tai arba jeigu bus, tai mes dar sugrįšim prie tų klausimų, tai aš tiesiog noriu tada pereiti prie mūsų antros dalies webinaro ir pakviesti mūsų savanorės, kurios pasidalins savo patirtimi. Mes turime Adriją, kuri nesavanoriavo, kuri dalyvavo jaunimo mainuose Lietuvoje. Taip, Lietuvoje irgi būna jaunimo mainų ir mokymų, tikrai galite atvažiuoti ir išbandyti, jeigu netyčia yra nedrąsu dar važiuoti į kitą šalį. Ir taip pat turim Audingą, kuri dalyvavo jaunimo mainuose Ispanijoje. Tai jos pasidalins savo patirtimi, istorijomis ir viskuo. Ir matau dar vienas klausimas prieš šitą. Matau, kad ar yra vieta alergijoms ir kitoms detalėms, tai taip yra vieta. Jūs viską turit nurodyti savo, kas ten jums yra reikalinga. Alergijos ir kiti svarbus dalykai, tai viską reikėtų nurodyti. Tai va, tai po šio atsakymo į šį klausimą tada norėčiau pakviesti vieną iš šių merginų. Aš nustosiu šerint ekraną ir tada viena iš merginų gali perimti šitą ir perimti ekraną, prisijungti ir papasakoti apie savo patirtį. Tai aš šiaip galėčiau pradėti. Tai sveiki visi, aš esu Adrija ir taip aš taip pasidalinsiu savo ekraną. Matosi taip ar ne? To ekraną, bet tai man atrodo užkraus. Matosi, viskas tvarkai. Tai aš dalyvavau, aš iš pradžių, tai iš tikrųjų aš savanoriavau jaunimo savanorišką tarnybą tavo Europos organizacijoje ir gavau pasiūlymą, tiesiog man pasiūlė važiuoti kaip dalyviai į Erasmusą, į Trakus, būtent Lietuvoje. Ir aš važiavau tenais kartu su savo drauge, tai nors ir mainai vyko Lietuvoje, tačiau patys mainai vyko mainų principų. Tema buvo apie energijos tausojimą ir buvo atvažiavę žmonių iš Čekijos, Rumunijos, Lenkijos ir keli dar buvo dalyviai ir iš Lietuvos.
Tai mainai truko savaitę laiko, visą tai vyko praeitų metų rugsėjo mėnesį ir, na, dabar tiesiog galėčiau kaip ir parodyti maždaug, ką mes ten veikėme. Čia yra, kadangi nuotraukų tokių formalesnių iš mūsų kaip ir veiklų nelabai turiu, tai parodysiu, tiesiog pakomentuosiu tai, kas yra įkelta į Instagramą iš Reelsų. Tai jo, kaip minėjau, tema buvo apie energijos tausojimą, tai mes turėjom daug nemažai veiklų apie tai, na gal net galėčiau aptarti. Va, pavyzdžiui, čia yra kiekvienas projektas turi savo kaip ir vadinamą infopack skaidres, kur yra tiesiog surašyta informacija apie projektą. Tai čia vat, būtent buvo mano projekto informacija, kaip atrodė mūsų dienos kiekvieną dieną. Ir, na, visokios ten workshopai apie energijos tausojimą, debatai ir tiesiog pasiskirstydavom į grupės ir darydavom tam tikras užduotis. Ir tų užduočių metu mes tiesiog pažindavomės, kaip saugoti energiją, ją tausoti, energijos rūšis išmokom ir taip pat tiesiog susipažinom vienas su kitu. Tai dar prie šito turbūt grįšiu, bet dabar tiesiog noriu parodyti būtent, kaip atrodė tos veiklos. Tai gal pradėsiu nuo šito reelso, tai čia tiesiog kaip ir buvo mūsų atvykimas visų dalyvių ir va tas susipažinimas, nes pirmą vis tiek reikia susipažinti, vardai, apie save papasakoti. Tai va čia va būtent ir buvo vardų atsiminimo žaidimai, mes visi bandėm pažindintis, tai tikrai buvo labai smagu. Nebuvo lengva tos vardus atsiminti, bet tikrai pirmą dieną labai padėjo, tada buvo vaidinimai susijęs su visokiamis problemomis jaunimo ir energijos tausojimu. Tai ir be abejo žaidimai vakare ir šokiai, kaip suprantu, čia ko gero iš kultūrinio vakaro, kiekvieną vakarą būdavo kultūrinis vakaras, kur pristatydavo atvykusios šalis apie save šiek tiek. Maistą kultūrinis, šokius, kokius vaizdo įrašus parodydavo ir pristatymą padarydavo, tai gaunasi, kad ne tik išmoksti apie tą projekto temą, į kurį važiuoji, bet tuo pačiu ir apie šalis, kurios ten renkasi. Tai va, ir dar reelsą, kurį norėčiau parodyti ir manau, jis yra vertas dėmesio, tai būtų šis. Be abejo, apie kiekvieną veiklą mes turėdavom kaip ir tokius apšilimus po pertraukų, tada debatai čia vyksta, apie energijų rūšis. Tikrai daug visokių kompetencijų ugdėm, va čia aš kalbu. Ir taip aptariam energijos rūšis. Ir visokie darbo grupės, jo pokalbiai vyko. Nu va, vėlgi tie icebreakeriai vadinami. Ir čia buvo užduotis sukurti kažkokį gražų, kaip ir, nežinau, paveiksliuką iš gamtoje rastų dalykų. Va, mano gimtadienį kaip tik 18 šventėm paminėjom. Ir tai va tiek, gal iš tos vaizdo medžiagos tokios. Tai taip, tai kaip minėjau, viskas vyko Trakuose, tai turėjom ir tas kultūrinės naktis, va čia matosi, va tos kultūrinės naktis, taip pat turėjom ir vieną saunos vakarą, kai visi ėjom į sauną, nes ta vila, kurioje apsistoję buvom, buvo prie pat ežero, tai tikrai gamtoje. Ir taip, visi susipažinom, turėjom daug veiklų, išmokom nemažai dalykų ir kas mane šiaip dar labai nustebino, ko aš iš tikrųjų tiesiog atvykus nežinojau, kad sudalyvavus jaunimo mainuose gauni net ir sertifikatą, kad įgavai žinių tam tikrą tema ir tas sertifikatas tikrai gali būti vertingas vėliau tiesiog ateityje. Tai mane tas labai nustebino ir iš tikrųjų negana to, kad susidariau tikrai labai daug naujų pažinčių, bet tuo pačiu ir išmokau tikrai daug dalykų, nes dabar, pavyzdžiui, esu 12 ir mokausi geografiją ir kaip tik ėjom tema energetika ir šitos skyrius man visiškai nereikėjo mokytis, nes beveik visą jį išmokau kaip ir Trakų mainuose, tai tas man labai iš tikrųjų nustebino, kad tikrai naudingi tokie dalykai yra.
Tai taip, tai tie ir dar, na, aišku, vakarai būdavo mažiau formalūs, um, naktį vakarai kartu jau vykdavo tokie kaip ir, aišku, pirmom dienom gal buvo šiek tiek sunkiau, nes visi vis tik tai savo grupelėse bendraudavo ir gal ne visiems taip drąsu angliškai būdavo kalbėti, bet einant laikui visi tikrai kaip ir apsipratom vieni su kitais ir jau net keitėsi tie ratai, tos draugų grupės, jau vis jos darėsi mišresnės ir tai va, tai čia jo yra nuotraukos iš kelių vakarų, iš saunos, va, iš mūsų lietuvių stalo, tos kultūrinio vakaro, mano tortas, taip. A, tai šiaip ir tiek iš mano pusės būtų, nebent dar Laura kažko nepaminėjau. Kaip ir manau, kad viskas paminėta, dar šiek tiek aptarsim vėliau. Matau iš karto klausimas, iš kelinto karto patekai. Aš iš pirmas mano, čia pirmas projektas buvo ir iš pirmo karto pakliuvau. Taip, tai žinokit, aš tiesiog prisidėti prie to, kad, na, taip kartais yra konkurencija patekti į projektus, bet žinokit, drąsiai važiuokit, dalyvaukit ir bandykit, nes, na, kartais manau, kad tikrai įmanoma patekti ir ne į vieną projektą, tai tikrai drąsiai važiuokit. Ir nenusiminkit, jeigu, sakykime, iš pirmo karto nepatenkat, galbūt tada rinkite šalį, kuri mažiau žinoma, pavyzdžiui, Rumunija yra galbūt mažesnė konkurencija patekti, tai tikrai kviečiu tada išbandyti kitas šalis, ne tik, sakykime, populiariasis. Taip pat dar matau klausimą, kai vyksta mainai Lietuvoje, ar galima atvykti pastebėti veiklas, tai žinokit, žinokit, neįleidžiam taip tiesiog pasižiūrėti, kadangi tiesiog būtų gal šiek tiek keista, bet jeigu yra kažkokių klausimų apie kokios tos veiklos bus projekte, ar kokios, nežinau, jos gali būti, ar šiaip kažkokių klausimų, tai tikrai gali drąsiai rašyti, tikrai viską atsakysim, bet taip, kad pastebėt projektų, tai nėra tokios galimybės. Tiesiog kviečiu sudalyvauti tada ir pamatyti jau, kaip kas vyks. Na ir jeigu nieks daugiau Adrijai šiuo metu neturit klausimų, galite rašyti, aš Adriją tada sekundai paleidžiu, jinai dar sugrįš atsakyti į kitus porą klausimėlių kartu su Audinga, bet tada kviečiu Audingą pasirodyti ir papasakoti apie savo patirtį Ispanijoje. Taip, sveiki, aš irgi pasidalinsiu skaidrėmis. Tuoj tik tais. Taip pat irgi visi, jeigu turit klausimų Audingai per jos pristatymą, būtinai rašykit viską, paskiau atsakysim. Tiek Audinga, tiek aš. Čia yra dabar ta vieta, kai jūs turėtumėt klausti ir viską įsiaiškinti, kas jums neaišku ir nedrasu. Tai tikrai rašykit, klauskit ir viską iki detalių išpasakosim kartu. Kažkodėl kažkokie trikdžiai man kažkodėl neleidžia dalintis. Pasižiūrim, gal susitvarkys. Tuoj. Gerai, tai kol aš čia susitvarkysiu, kad tiesiog nelaukt, galėčiau irgi šiek tiek papasakoti. Tai aš dalyvau irgi savo pirmose po kol kas mainuose. Būtent jaunimo mainuose dalyvau Ispanijoje. Būtent aplikavau irgi taip net kažkaip negalvodama, ar priims ar nepriims. Galvojau, kad, na, nežinau, tiesiog pamėginsiu, kadangi irgi vasarą man suėjo 18, tai nusprendžiau, kad noriu dalyvauti pirmam savo projekte ir pagalvojau, kodėl tiesiog nepamėginus. Ir irgi tiesiog labai labai greit užpildžiau visą tą paraišką, ten tikrai labai paprasta buvo ir po to kažkaip net negalvodama ir gavau tą atsakymą. Iš tikrųjų nesitikėjau būti taip iš karto priimta, bet buvau priimta ir vykau
į Ispaniją, į Fuente de Piedra miestelį, kuris yra šiek tiek nutolęs nuo Malagos. O dėl skaičių tai nežinau, žinokit, nepasidalino, tai galbūt teks tiesiog įsivaizduoti, kaip ten viskas atrodė labai liūdna. Tai viskas tvarko, jeigu ką tiesiog tada. Jo, kažkas yra. Ok. Tai žodžiu, tai dalyvau būtent mainuose su keturiomis kitomis šalimis. Tai yra Lietuva, Ispanija, Prancūzija ir Vengrija. Ir mano tema buvo Geocaching Adventures Exploring Europe. Tai geocachingas yra toks kaip ir žaidimas, kuriame irgi tu turi paslėpus tam tikrus mažus objektus, juos ieškoti pagal koordinates. Tai čia buvo mūsų kaip ir pagrindinė tema. Bet šiaip, kas mane dar labai sudomino tam projekte, tai būtent aprašyme tam infopake buvo labai minimas tas socialinis detoksas, kad savaitę be telefonų tiesiog bendrausiu žmonėm ir kažkaip labai užkabino šitą temą ir aišku, Ispanija, šilti kraštai ir jau prasidėjus mokyklai kažkaip dar norėjo prasitęsti tas vasaros atostogas, tai ir nusprendžiau, kad šis projektas yra būtent man. Na, o ką mes ten veikėme, tai veiklos buvo labai skirtingos, buvo ir tokių veiklų, žinoma, susipažinimo, ir taip pat daug kalbėjome apie savo kultūras, turėjome pristatyti savo šalis, savo šalių istoriją, maistą, bei mokėme kitus dalyvius netgi lietuvių kalbos. Ir taip pat daug tų užsiėmimų buvo skirtų būtent apie ekologiją, apie tvarumą, kaip tvariau galėtume gyventi, rengėme įvairiausius plakatus ir kitus dalykus. Na, o dar veiklos buvo ir labiau skirtos išvykti būtent iš mūsų tos vilos ribų. Tai buvo mums suplanuota išvyka į labirintų parką ir čia jau buvo toks pasibandymas prieš tą geocachingą ištrūkti iš to labirinto parko. Tai nelabai kam pavyko, bet buvo labai smagu. Ir taip pat dar darėme geocachingą parke, tai čia buvo toks mūsų pirmas pabandymas ir susipažinimas su tuo žaidimu, kaip viskas vyksta ir ką mums reikės vėliau daryti. Taip pat mūsų miestelis buvo ganėtinai mažas, bet toks labai turistinis ir labai mielas, tai irgi daug po jį vaikščiome, tiesiog pažinome, vykome ir į lagūną, kur yra prie pat miestelio ir ten gyveno daug flamingų, tai irgi buvo labai smagu. Taip pat turėjome kultūros vakarą, tai čia yra tas vakaras skirtas susipažinti su kiekviena šalimi. Pagrindai jis yra pagrįstas maistu, tai turėjome atsivežti lietuviško maisto, tai kai kas iš mūsų vežėsi netgi mini šakoti, saldainius, nežinau, keptą duoną ir taip toliau. Šaltibarščių norėjom gaminti, bet kažkaip nesigavo mums pagaminti, patingėjom galų gale. Tai va, irgi paragavom kitų šalių maistų, ypatingai buvo labai, labai skanus ispanų. Ir vėliau dar turėjome tokią kaip ir laisvą dieną, tai yra tiesiog skirta diena be jokių veiklų, kur tu gali veikti realiai ką nori. Tai mes, pavyzdžiui, pasirinkome vykti į Malagą ir tiesiog paturistauti, tai irgi buvo labai smagu. Išsimaudžiau jūroje ir šiaip pavaikščiom po miestą ir pasigražėjau juo, nes dar jame nebuvau buvusi. Ir, na, jau galų gale projekto, kaip ir vos ne paskutinę dieną, visa diena buvo paskirta tam geocachingui. Tai turėjome pasiskirsti į komandas, sukurti savo geocache'us, tai mes dar atsivežėm tokių kaip ir suvenyrų iš savo šalių. Pavyzdžiui, aš vežiausi lietuvišką magnetuką ir jį turėjome paslėpti, padarėme tokį kaip ir asotėlį, stiklainį jam ir vėliau ėjome po tą miestelį jį paslėpti. Ir kas dar buvo labai smagu, jog tas visas eventas buvo skirtas ne tik mum, bet ir šiaip žmonėms iš miestelio, jie galėjo registruotis ir irgi dalyvauti mūsų tam geocaching'e. Tai ir vėliau mes ir ėjome ieškoti tų geocache'ų, ką kas paslepia po miestelį, būtent pagal koordinates. Tai prieš tai irgi turėjome užpildyti viską tokioj specialioj programėlėj, kurią gali visi atsisiųsti ir net ir Lietuvoje yra pilna paslėpta tų geocache'ų. Tai labai smagu ir ėjome jų ieškoti ir kaip ir užsibaigė mūsų visas projektas, jis ir buvo pagristas būtent tuo geocachingu. Ir žinoma, turėjome paskutinį vakarą, kuriame buvo įteikti mums jau Youth Passai. Youth Passai tai Adrija irgi minėjo, kad toks dokumentas, kurį gauni, jeigu sėkmingai įgyvendini ir dalyvauji projekte. Ir šiaip yra labai, labai naudingas dokumentas, kurį galima tikrai daug kur panaudoti. Ir buvo toks kaip ir atsisveikinimo vakaras. Na, o šiaip viso projekto eigoje, tai šiaip labai supratau, kad
kaip maistas mus visus vienyje, nes kažkaip labai, labai skaniai valgėme ir turėjome tų tokių bendrų vakarienių, bendrų pietų prie vieno didelio stalo ir buvo irgi labai skanu ir smagu paragauti skirtingų patiekalų iš skirtingų šalių ir pabendrauti su žmonėmis būtent apie tai. Ir šiaip dar irgi labai, labai džiaugiuosi sukurtomis pažintimis su žmonėmis iš skirtingų šalių, kur kartais atrodo, kad net neturėtum ką su tom žmogum kalbėti, bet iš tikrųjų atsiranda labai daug bendrų temų ir tikrai turi apie ką pabendrauti ir su kuo pasidalinti. Ir taip, tai aš pagrindę vertinčiau visą projektą labai, labai gerai, dar aš žvelgiu savo skaidrės, tai turėjau net pasiruošus patarimus. Tai mano didžiausi patarimai po projekto būtų, kad nebijoti išlipti iš komforto zonos. Atrodo, kad tai yra, net ir beklausant, tikiu, kad atrodo, kad baisu ir taip gal toks netikėtas ir nežinomas dalykas, bet tikrai reikia nebijoti išlipti iš komforto zonos, nes tik taip tu gali pažinti save, sužinot, kas tau patinka, kas tau nepatinka. Taip pat dalyvauti visose veiklose ir išmokti kažko naujo, nes irgi tik taip sužinosi, kas tau įdomu, o kas ne. Ir nebijoti į projektą vykti vienam, nes, pavyzdžiui, aš vykau viena, be jokio pažįstamo ir galvojau, kad bus baisu, bet kaip tik man dar labiau padėjo tapti labiau savarankiškesnė ir nebijoti prieiti prie žmonių, nes buvau kaip ir priversta eiti prie nepažįstamų žmonių ir su jais bendrauti. Tai va tas buvo labai smagu ir aišku, būti atviriem visom naujom pažintim, patirtim, nes Erasmusas tam ir yra sukurtas, kad tu pamatytum kažką naujo ir kažką iš to pasiimtum. Tai iš manęs būtų turbūt tiek, labai dar gaila dėl tų skaidrių, bet ką padarysi. Taip, ačiū, Audinga. Gali nepabėgti, nes tada peršoksim į tos klausimus ir tada Adrija galėsi prisijungti, bet matau dar vieną klausimą čiate. Tai kažkas klausė, ar gerai supranta, jog po registracijos anketos užpildymo tik gavus organizatorių patvirtinimą, jog esi atrinktas dalyvauti mainuose, reikėtų įsigyti skrydžio bilietus ir kitą. Tai žinokit, dar kartelį paaiškinu, nes čia dažnai kartais būna ir galbūt nesusipratimo tokio. Tai taip, žinokit, kaip viskas vyksta. Jūs, kai jau esate patvirtinti dalyvauti projekte, tik dar po pačių organizatorių, kas nesame mes, pavyzdžiui, organizatoriai Ispanijoje, jūs važiuojate į mainus Ispanijoje, tik po to, kai tie organizatoriai tenais patvirtina, kokius bilietus jūs norit pirkti, jums reikia nusiųsti savo kelionę jiems pirmą, tik po to, kai jie patvirtina tuos bilietukus, jūs galite pirkti juos. Nes jeigu, pavyzdžiui, dabar pagalvokit, jūs nusipirkat bilietuką net negavę iš mūsų patvirtinimo, kad mes jūs atrenkam, ir mes tada jūsų netrenkam. Na, tai tada jūs liekat su atostogėlėm, bet tiesiog gal šiek tiek kažkoks nesusipratimas ir nesusikalbėjimas gaunasi. Bet taip, tik po to, kai jau patys organizatoriai toje šalyje, kur jūs važiuojat, patvirtina jūsų siustus bilietukus jiems, tada jūs galite pirkti bilietus. Bet žinokit, galbūt šiuo metu atrodo šiek tiek neaišku, kaip kas čia vyksta, bet kai mes atrenkam jūs dalyvauti mainuose, yra visada šalia projekto koordinatorius, kuris jums visada padės ir paaiškins, kokie yra dabar žingsniai. Nes ypač dalyvaujant pirmą kartą projekte, faktas, kad yra neaišku ir nedrąsu ir visa kita, tai žinokit, galit nebijot, nes tikrai viską jums paaiškins ir bus parašyta visa informacija, kas po ko seka ir ką dabar reikia daryti. Ir visada, jeigu kyla kažkokių klausimų, projekto koordinatorė yra būtent tenais ir jums juos visus atsakys. Tai galite tikrai drąsiai dalyvauti, nebijot, klausti. Taip. Tai jeigu nėra klausimų daugiau šiuo metu, ar klausimų Adrijai, ar klausimų Audingai, tai aš turiu klausimėlių porą merginoms, kurias galbūt tokia, sakykime, mini diskusiją galim pavadinti. Tai visų pirma, norėčiau paklausti abiejų, tiek Audinga, tiek Adrija, kaip jums buvo, ar jaunimo mainai prieš jums išvažiuojant atrodė taip, kaip įsivaizdavot? Na, jūs priėmė, jūs girdėjote apie tokią galimybę
ar jums, kai jau nuvažiavot, ar tai atrodė taip, kaip įsivaizdavot ir kas labiausiai šiaip nustebino jūs atvažiavus? Na, aš tai gal iš pradžių iš vis įsivaizdavau jaunimo mainus, tai kaip mainus, kaip keičiasi šeimos, kad važiuoja pas šitą šeimą gyventi ir man iki tol buvo žinoma tik tokio tipo mainai, kurie dažniausiai organizuojami yra mokyklos. Bet kai gavau pasiūlymą, tai visiškai nežinojau, ko tikėtis, tada peržvelgiau vis dėlto tas skaidres, tą infopek apie projektą ir, na, man maždaug susidarė įspūdis, nu, ir susidarė kaip ir vizija, kas ten vyks ir kas ten bus. Na, aišku, daugelis dalykų atitiko, bet tokių autentiškų ir įsimintinų patirčių tikrai nesitikėjau. Tai tikrai mane nustebino, nes man tai buvo visiškai nauja sfera ir naujas dalykas. Tai man viskas buvo nauja, galima taip sakyti. Mhm. Kaip tau, Audinga? Jo, man tai kaip ir buvo tas suvokimas, kas tai yra, nes vis tiek prieš pradedant dar ir savanoriauti tavo Europoje pasidomėjau, ką jūs čia veikiat ir daugmaž sužinojau, kokias galimybės siūlot, bet kaip ir nesistengiau dėti kažkokių įsitikinimų ar šiaip labai jau ten intensyviai galvojau, kaip atrodys tie jaunimo mainai, nes nenorėjau nei nusivilti, nei ten galvoti, kad oi viskas bus ten labai super, o iš tikrųjų taip nebus, tai neturėjau tokių expectations. Bet iš tikrųjų nieko kaip ir nenusivyliau, nes viskas vyko man tai labai, labai fainiai, kad ir pirmas kartas, bet tikrai viskas pavyko puikiai mano manimu. O labiausiai nustebino tai turbūt tas, kaip lengva su žmonėms susibendrauti, nes vis tiek atrodo, tu vyksti į kitą šalį su nepažįstamais ir tu turi per savaitę su jais susibendrauti. Ir pirmą galvojau, kad, nu nežinau, ar ten su kažkuo labai bendrausiu, bet iš tikrųjų labai greitai kažkaip pas mus užsimezgė tie ryšiai ir po to net buvo kažkaip sunku ir atsisveikinti ir suvokti, kad jau nebematysi tų žmonių. Mhm. Ar kažkas galbūt prieš vis tiek važiuojant į jaunimo mainus, kažką galbūt girdėjot iš kitų žmonių, iš kito jaunimo, kaip čia tie jaunimo mainai atrodo, kažkokių mitų, ar yra kažkas, kas skiriasi nuo to, ką girdėjot ir kaip įsivaizduojami bendrai yra tie jaunimo mainai? Na, aš daug iš pažįstamų nebuvau girdėjus, bet buvau klausiusi podcast'o apie jaunimo mainus ir man labai užsiakcentavo ta problema, kad žmonės nėra linkę dalyviai kalbėti angliškai visada, kad vis tiek egzistuoja tos grupelės ir tai mane gana išgąsdino iš pradžių, prieš keliaujant. Bet, na taip, tai buvo pirmą projektų dieną, galiu tikrai sutikti, kad tas matėsi, bet einant laikui kažkaip dingo tas dalykas ir tikrai visi pradėjom tarpusavį bendrauti angliškai ir ta anglų kalbos baime irgi tiesiog pranyko, nes nieks ten nebuvo puikūs kalbėtojai, vis tiek susikomunikavom visi. Mhm. Aš tai irgi kažkaip nebuvau labai girdėjus daug nuomonių apie jaunimo mainus. Man atrodo, aš iš savo aplinkos taip vos ne pirma išvažiavau, bet dabar jau kai tenka daug ir pasakoti ir kalbėti apie jaunimo mainus ir vesti mokyklose pamokas būtent apie jaunimo galimybės, tai gal kas mane labiausiai nustebino, kad daugelis iš moksleivių galvoja, kad tai yra vos ne tam tikros atostogos. Ir iš tikrųjų nesupranta, kad Erasmusas tai nėra vien tai, kad tu išvažiuoji į kitą šalį, bet yra ir tai, kad tu turi dalyvauti užsiemimuose įvairiose, nu, ne paskaitose, bet veiklose ir irgi kažką veikti, o ne tiesiog vaikščioti po miestą ar poilsiauti. Tai va ta dalis turbūt daug kas, nu, dar tas yra, ko nesupranta. Mhm. Kas realybėj buvo lengviau jums nuvažiavus į jaunimo mainus, o kas sunkiau nei tikėjotės? Vis tiek turėjot irgi visokių minčių, ir tai gal galit pasidalinti, kas ten kaip ten buvo. Aš kažkodėl galvojau, kad kai keliavau į tuos trakų mainus su tema apie tvarumą, aš galvojau, kad ten atvažiuoja žmonės, kurie domisi. Aš apie tą temą nelabai daug žinojau, nesu jokia ekspertė, tikrai tom nesidomėjau, tai aš galvojau, kad man bus sunku integruotis tam tikrose veiklose, nes jie tiesiog turės daugiau žinių arba bus su tuo kažkaip susipažinę labiau. Bet iš tikrųjų taip nebuvo, tai visos veiklos buvo man žymiai lengvesnės, nes nėra ten viskas taip įtempta ar taip stresinga ar baisu, viskas ten tikrai labai taip draugiškai ir atpalaiduotai.
gal sunkiau, kiek buvo man tiesiog išlipti iš komforto zonos ir tiesiog užkalbinti kartais tuos ir kitų tautybių žmonės ir su jais vis tik tais bendrauti, kalbėti. Tai va. Man tai kaip tik galbūt atvirkščiai, man lengviau buvo susibendrauti su žmonėm ir net tas ir nustebino, kad tikrai kažkaip lengva buvo bendrauti, nors aš buvau viena iš jauniausių dalyvių ir vis tiek galvojau, kad galbūt bus sunkiau bendrauti dėl amžiaus skirtumų arba dėl kultūros skirtumų, bet kažkaip nebuvo. O sunkiau tai, nežinau, man net kartais būdavo sunkiau atrasti laiko savo ir šiek tiek pabūti su savim, nes vis tiek tokia nauja aplinka, nauji žmonės pirmą kartą vos nekeliauji tokiam ilgesniam laikui vienas į užsienį ir šiek tiek pabūt su savim, pareflektuoti kartais būdavo sunku, nes vis tiek visur verda žmonės, visi kalba bendrauja, tai vat su tuo būdavo šiek tiek sunku. Mhm. Kokią klaidą jūsų nuomonę daro jaunimas, kuris pirmą kartą, o gal ir net ne pirmą kartą, bet kuris važiuoja į tarptautinį projektą? Kokias jie klaidas daro? Na tai aš turbūt, kaip ir jau paminėjau, kad tas įsivaizduoja, kad tai yra atostogos ir kad nelabai rimtai į tai žiūri ir irgi dėl to pats projektas būtent, nu kaip ir pasiglemžia tą visą prasme projekto ir skaudu dėl kitų dalyvių, nes atrodo, kai kurie žmonės atvažiuoja ten sužinoti, o kiti žmonės nelabai rimtai į tai žiūri ir tai pakenkia projektui. Mhm. Aš tai gal vėlgi iš tos socialinės pusės draugavimo pakalbėsiu, kad pati savo klaidą, kad užsidaro savyje, kad daug nebendrauja, bendrauja su savo šalies žmonėmis. Ir tiesiog man buvo gaila vėliau tų pirmų dienų, kai aš nebendrau tiek daug su kitais, nes aš galėjau tiesiog anksčiau pradėti su visais bendrauti ir visos dienos būtų buvusios geresnės. Tai aš tiesiog manau, kad taip užsidaro savyje ir bijo tiesiog. Mhm. Tai tada, jeigu paklausčiau, kad jeigu galėtumėt grįžti laiką prieš projektą ir savo kažką pasakytumėt, tai turbūt būtų galbūt susijęs su šiom klaidomis arba galbūt dar kažką kitą savo pasakytumėt. Pasidalinkit mintim. Aš tai nežinau, aš gal galvočiau, kad nereikia taip jaudintis, ypač dėl tų visų skrydžių pirkimo, nes atrodo, kai tik gavau tą patvirtinimą, iš karto ten norėjau tos skrydžius bukintis ir žiūrėti ir viską kuo greičiau padaryti, kas nėra blogai, bet prideda to pridėtinio streso, kurio tikrai nereikia. Viskas yra ganėtinai paprasta ir vėliau irgi buvo šiek tiek streso dėl to pinigų gražinimo, kadangi ten irgi reikia užpildyti formą. Tai buvo, nežinau, kažkaip ten pirmą pasirodė, kad labai sudėtinga, iš tikrųjų ten irgi nėra nieko sudėtinga, tai vad gal dėl tų tokių techninių dalykų labiau. Na, man nereikėjo niekur skristi, tai nes to nelabai jaudinausi bent jau šį kartą. Tai aš tiesiog jo dėl bendravimo, kad neužsidaryti savyje ir kad nebijoti tiesiog. Mhm. Ok, ir dar pasidalinkit po kokį smagiausią prisiminimą ar momentą iš savo mainų. Tikrai tikiu, kad buvo jų daug ir galbūt labai sunku yra išskirti tik tą vieną. Tačiau jeigu dabar reikėtų tą vieną kažkokį, kuris pirmas iššauna į galvą, tai trumpai papasakokit, kad maždaug žmonės įsivaizduotų ir kaip vis dėlto smagu būna ir kas vyksta. Na, man tai gal labiausiai įsimintinas buvo ko gero saunos vakaras, nes dalyvių tai buvo iš tikrųjų nemažai, apie 40, jeigu neklystu, o pirtis tai maža, gal ten 10 žmonių telpo, kad taip patogiai būtų, gal šiek tiek daugiau ir visi nori eiti ir taip visi grūdasi, taip kada, kaip ką. Ir tiesiog, kad ir prie tos pirties stovi, kalbasi, laukia, kol kiti išeis, vieni bėga į ežerą maudytis, kiti eina į pirtį ir tai visi keičiasi ir toks kaip ir malonus chaosas vyksta. Tai tas man labai įsiminė. Mes tai turėjom savo vilui baseiną ir kadangi dar nebuvo taip šalta, tai kiekvieną popietę ėjo maudytis ir žaisti tinklinį, nes išsiprašėm organizatorių, kad mums nupirktų kamolį. Ir tiesiog kiekvieną popietę žaisdavom tinklinį baseiną, tai irgi kažkaip buvo labai smagu, nes tu to pačiu ir pabendrauji su žmonėm ir susikuri tokių
juokelių ir šiaip tiesiog labai, labai smagiai praleidi laiką ir tai visada kažkaip laukdavau to laiko, kai galėtume eiti į baseiną žaisti tinklinį. Mhm. Labai smagu, tikiu, kad tų akimirkų yra labai labai daug. Bet taip pabaigai, ar po šitų patirčių jūsų, ar yra norų ir minčių važiuoti dar kartelį į projektą, į kitus projektus ir kodėl, ar kodėl ne? Nu, man tai asmeniškai tikrai yra. Atrodo, kaip vieną kartą pabandai, tai vis nori ir vis žiūriu tos projektus, kada man tiktų, nes irgi dabar esu 12-okė, tai nu, nelabai dabar galiu tiesiog imti ir išvažiuoti. Tai laukiu to tinkamo laiko, bet tikrai ateityje planuoju važiuoti, nes vis tiek tai yra labai, labai smagi patirtis ir tikrai įdomi patirtis, ypač jeigu noriu tai pirmą kartą pakeliauti vienas, nes turi tapti ir savarankiškesnis, išmokti dalykų, bet tuo pačiu ir pamatyti kitą šalį, kitas kultūras, susipažinti su daug naujų žmonių ir tiesiog labai, labai gera patirtis būtent jaunam žmogui išmokti daugiau apie save ir išmokti daugiau apie Europą ir pasaulį. Aš irgi Mhm. tikrai kartočiau, gal jau šį kartą toliau negu Lietuva. Tikrai verta išeiti iš komforto zonos, tikrai turiu pažinčių, kurios dar vis išlieka iki dabar. Tikrai ir tiesiog, ko gero, buvo geriausia praeitų metų savaitė mano turėta, ta savaitė Trakuose, tai tikrai kartuočiau mielai. Tai su šita gražia gaida aš dėkoju merginoms už pasidalinimą savo patirčių, už atsakymą iš šių klausimų. Dar kartelį skatinu visus, kas čia dar liko ir žiūri. Jeigu turit klausimų, dabar yra tam metas, kadangi to jau baigsime webinarą. Ir jeigu dar turit ką paklausti, tai drąsiai rašykit arba kalbėkit, kelkit rankas, kaip jau norit, ar manęs, ar merginų, galit tikrai drąsiai klausti, viską atsakysim. Minutėlę galim kokią palaukti. O jeigu nėra daugiau klausimų, tai aš tiesiog noriu tada padėkoti visiems susirinkusiems, kas čia paklausėt, kas pabuvot. Tikiuosi, kad išgirdot apie galimybės tarptautinę. Matau klausimą. Jo, yra klausimas. Vat, pavyzdžiui, aš pateikiu norą dalyvauti, pavyzdžiui, kažkokiai programoje. Tai po kiek laiko įtiksliai jūs atsakote, ar atrinktas ar neatrinktas? Mes tengiamės viską peržiūrėti ir komandą suformuoti maždaug per savaitę, per 2. Tai maždaug per savaitę, per 2 jau turėtų būti aišku, įprasta praktika. Nes dažniausiai ir parašom, nu vis tiek ir ar pavyks dalyvauti, ar nepavyks, ar kviečiam, ar nekviečiam. Jei nekviečiam, siūlom kitus projektus susiregistruoti, tai tikrai nereikės mėnesių laukti. Nu, apie savaitę 2. Gal dar kas nors klausimų kokių? Jeigu patinki, bet tarkim susergi, kas tuomet, tai labai priklauso nuo to, kokiu metu susergi. Iš tikrųjų, pradžiai, tai jeigu susergi jau po to, kai tu nusipirkai bilietukus, čia jau mes nelabai ką galim padaryti, tada yra jau bandymas gydytis kažkaip, jeigu yra įmanoma, ir važiavimas, nes na, nebent jeigu yra tie labai kažkokie labai rimti dalykai, tai galima su organizatoriais kalbėtis, bet jeigu tiesiog nevažiuojat ar kažkas labai nerimto, tai tada pinigėlių dėja grąžinti negali organizatoriai, tai tiesiog reikėtų atkreipti dėmesį, bet jeigu, nu, tai va tokie dalykai yra tiesiog. Taip, matau ranką pakeltą. Mano klausimas toks sudėtingas parašyti. Ar jūs, pavyzdžiui, teikiat daugiau pirmenybę tiems, kurie dar iš vis neturi patirties, ar tiem, kurie jau turi daugiau patirties? Nes, pavyzdžiui, aš buvus gal 6 skirtingose mainuose ir vienuose mokymuose.
Ir, nu, jeigu aš parašyčiau šitą prie savo patirties, tai čia būtų kaip tik, kad jum paskatinimas priimti, ar kaip tik jau, kad jau gal duot vietą kažkam, kas dar nėra išbandę jaunimo mainų. Taip, tai visų pirma, tai nėra nei minusas, nei tas daug patirties, tai nėra tikrai minusas, šitą pasakysiu. Šiaip mes stengiamės tikrai duoti galimybę tiem, kurie nedalyvavę, bet taip pat tai nereiškia, kad mes nepriimam žmonių, kurie yra dalyvavę. Tai yra paprasčiausiai viskas priklauso nuo projekto, koks yra projektas, kokia yra tavo motivacija ir kokie yra žmonės kiti užsiregistravę, nes mes tiesiog taip pat norim įsiųsti žmonės į projektus, kurie labiausiai, sakykime, kurie labiausiai tinkami yra projektui. Taip paprastai sakant. Tai čia jau gali būti ir žmogus, kuris neturi patirties, bet tuo pačiu ir žmogus, kuris turi labai daug patirties. Tai yra labai sunku irgi atsakyti į klausimą, tiesiog reikėtų aplikuoti ir tada jau su kiekvienu projektu yra skirtinga situacija ir tada jau žiūrim ties kiekvienu projektu ir žiūrim, kam galim pasiūlyti tas vietas. Taip, matau kitą klausimą. Tai norėčiau paklausti, man 16 ir čia labiau gal buvusių dalyvių norėjau paklausti, ar jūsų tose projektuose buvo jaunesnių negu 18 metų žmonių ir kaip, nu, jeigu buvo, tai kaip ten, nu, bendravimas tarpusavį ir taip toliau, nes kažkaip gal baimė atsiranda kad gal per jauna tokiam dalykam dar esu, tai man iš tos pusės įdomu. Čia priklauso šiaip nuo projekto, nes kiek aš žinau, aš buvau projekte, kuris buvo plus 18 ir Audinga irgi buvo plus 18 projekte, bet jeigu neklystu, yra dabar projektas šiais metais pavasarį Trakuose, kuris yra nuo 16 iki 18 metų yra amžiaus spektras, tai ten tikrai būtum priimta ir nebūtum per jauna, manau, būtum kaip tik amžiaus. Taip, prisidedu prie Adrijos, puikiai reklama mūsų projektui, kuris vyks Lietuvoje. Ačiū, Adrija. Taip, tai iš tikrųjų reikėtų žiūrėti ir žvelgti į patį projektą, nes, kaip ir minėjau, kiekvienas projektas yra labai skirtingas, tiek amžium, tiek temom ir panašiai. Tai jeigu yra projektas, kuris yra nuo 18 metų, tai ten, aišku, jaunesnių negu 18 nebus. Jeigu yra projektas jau nuo 16 iki, sakykime, ten 20, tai ten tokio amžiaus žmonės ir bus ir tikrai problemų su bendravimu neturėtų būti ir visi vis tiek yra dalyviai. Kalbant iš mano patirties, net ir kalbant apie mokymų kursus, sakykime, kur yra spektras amžiaus tiesiog 18+, kartais būna žmonių, kai tu atvažiuoji, tau yra 18, o kiti žmonės yra dalyviai, kuriems yra 40. Ir žinokit, visi labai gražiai bendrauja ir visi labai gražiai susibendrauja ir viskas būna tvarkoj. Aišku, vėlgi yra skirtingos komandos, skirtingi žmonės, negalim sakyti, kad vienam ar kitam projektą bus viskas taip pat ir panašiai ir taip toliau. Bet tikrai reikia žiūrėti pagal amžių ir nuo 16, tai dažniausiai vis tiek viskas turėtų būti tvarkoje ir tikrai nėra, kad esi per jauna ir galima tikrai drąsiai važiuoti suradus projektą tame amžiaus spektre. Taip, gal dar kažkas klausimų. Galit kelt ranką, rašyti komentarus. Taip, tai jeigu tada nėra klausimų arba atsiras gal dar klausimas, kai darysiu vėl atsisveikinimą, tai gali dar klaus, bet jeigu nėra klausimų daugiau, tai vėlgi norėčiau padėkoti visiems, kas susirinkot šitame mūsų webinare. Tikrai labai smagu, kad jūsų tiek daug prisijungia ir tiek daug norinčių dalyvauti, važiuoti ir sužinoti apie tarptautinės galimybės. Tai tikrai labai kviečiu, tikiuosi, kad šis webinaras šiek tiek jūs įkvėpė, merginų patirtis šiek tiek jūs įkvėpė išdrįsti, žengti tą pirmąjį žingsnelį projektų link. Ir tada, jeigu kiltų dar klausimų, žinokit, drąsiai rašykit mums į Facebook, į Instagramą, į e-mailą. Viską atsakysim, viską pakonsultuosim, tai nėra kvailų klausimų, reikia tikrai paklausti juos ir viską mes įspręsim. Tai dar kartelį ačiū, kad prisijungėt ir tada tikiuosi, kad susitiksime projektuose.
su mumis, tad kviečiu aplikuoti ir tada iki pasimatymo ar kitose renginiuose, arba, kaip minėjau, projektuose. Tai ačiū Jums.